Taip pat gavau labai daug užklausų dėl Vismeg Reux skaitiklio. Būtent šiandien mes ir padarysime apžvalgą. Tai nebus pilna vertė apžvalga su kamerom, su šviesom. Tai bus tiesiog first impression, kaip aš darau visą laiką savo grupiai. Kągi, atidarom skaitikliuką. Atsidaro štai taip, yra skaitiklis. Šiaip dažniausiai jis yra sukurtas RX-ui modui. Ir jis eina kartu komplektacijų, bet mes gavom atskirai skaitikliukų ir mačiau, kad oro labai daug. Reiškia, man jau patinka, bet man baisu yra dėl to, kad galbūt bus šiek tiek mažai skonio, bet tą mes ir patikrinsim. Kas yra toliau komplektacija? Yra kažkokia tokia dėžutė, kur yra kažkokie etsai ir labai įdomu, kasgi čia yra viduje. Matau jau vienas koilas. Koilas yra gerai. Koilą mes netikrinsim, mes iškart padarysim normalų build ant jo. Aišku, už kadro, kad čia negaišt jūsų mano ir visų laiko. Taip pat galima surasti komplektacijoje, driptypą perimą, tikriausiai 50 čia būtų. 2 papildomi varžtukai bei visokiausios tarpinės, kas nėra labai įdomu ir tai mes labai neskirsim labai tam daug dėmesio. Kągi, prieinam prie pat skaitiklio. Tada šiek tiek aš apie jį pakalbu, šiek tiek padarau jau aš jums jį iš arčiau, padarau buildą už kadro ir pagarinam. Gerai, pats skaitiklis, kągi, atsisuka to per flovas, viskas yra su to gerai, didelės anglas iš šono, kad įpils kyšio, toliau atsidaro jo pats beisas ir kaip matome yra labai ir labai nesmagu būtent man, kad jis nėra su buildu, nors ką tik sakiau, kad darysiu buildą, bet buildo daryti nėra kur. Rašo kažkokius skaičius jie galima garinti, to aš irgi negaliu aptikti. Čia kažkas viršuje atsisuka, bet man gaila savo rankų, tai ir neatsukinėsim. Ką galiu pasakyti apie tai? Čia yra vienas paralelinis makro koilas, kaip aš galiu pastebėti. Taip pat oro yra daug ir kažkaip nesirašo labai gaila ant pačio coilheado, iki kiek vatų galima garinti. Tai kad man yra jau kažkiek baisu, kad neįdėčiau 200, galima tik tai 50, kad taip nebūtų. Tai čia irgi ant pakoilą nesirašo. Nebent gal kažkas rašysis user manuale. Dabar aš šiek tiek užpilsiu skysčio ant kaitinimo elementą, kaip tai daroma visą laiką. Prieš naudojant jūsų skaitiklį reikia įpilti skysčio ant vatos. Nedaug, šiek tiek, bet kad būtų drėgnas. Šiek tiek per daug, viskas yra ok, gerai, kad ištekėjo pro apačią, nes dažnai pasitaiko taip, jeigu tu įpili per daug skysčio, pas tai pradeda užsiburbuliuoja ir būna nelabai fainai. Bet čia yra skirtas skaitiklis labai masyviam airflow, kiek aš galiu pastebėti. Tai būtent tą mes tuo ir patikrinsim, užsukam viską atgal. Ir dabar šiek tiek labai trumpai pasižiūrim į jį iš arčiau. Kai yra padaryta maždaug apžvalga, kaip visą laiką aš sakau, kad žodžių tikrai neužtenka. Reikia jį paragauti. Ką tik mes užpylėme skysčio ir dabar reikia pasirinkti boksą. Manau šitą. Čia yra G320 smoko boksas. Pabandom, sakau, man yra labai baisu bandyti iš karto ant daug vatų, nes įmanoma, plaukit, 0 domai. Tai 0 domai, tai čia būtų maždaug apie 150, aš manau, su tiek ar flowo netgi gal ir daugiau. Flow yra labai daug, labai, tiesiog įspūdingai daug. Manau, laisvai dar galima 5 vatų ant viršaus, dabar yra 7.5, tai pabandom 100 tram 9, kodėlgi ne. Dega. Reiškia reikia mažiau. 115. Na, ban ant 100, 101. Kaip ir minėjau, norint šiek tiek įlašinti skysčio į mūsų patį coilheadą. Ai, rašas, viskas yra ok. Šiam ir 100 šiam vatų. Reiškia, maždaug tam tarpe galima naudoti vatus. Jeigu dėti daugiau, ilgiau pagarinus, gali sudegti jūsų coilas, skaitinimo elementas, kitaip tariant. Kągi, kaip galima įpilti šiek tiek skysčio į vidų, neatsukant skaitinimo elementą. Tiesiog uždarom elementariai airflow ir tiesiog papučiam šiek tiek į save. Būtent taip skystis patenka į jūsų kaitinimo elementą ir apglebia visą vatą ir visą coilą. Dabar galima dar kartą taip pat padaryti. Kaip tikrint viskas veikia? Jeigu pas jūs yra čia burbuliukai, tuo metu, kai jūs pučiate save, reiškia, viskas veikia kaip turėtų
Parasukam vėl Airflow ir jie sakė, kad 160 vatų, bet pabandžiau ant 120 jau degė. Tai labai keistai. Gerai, dar kartą pabandom, 100 kem 3 vatai. Galiu pasakyti, jie meluoja. Tikrai, negali man tai garinti, nes koilas yra dar naujas, pilnas su skysčiu, bet dega. Reiškia, galiu pasakyti, 102 čia būtų, manau, maksą, tai galima panaudoti. Ir šiek tiek švilpia, kas yra irgi nelabai malonu. Šiek tiek prasigarinus, antiekvatai jaučiasi, kad jis yra jau tam paruoštas, kad galim būtų daugiau pakelt. Bet aš sakau, bijau sugadinti kaitinį elementą, kadangi mes kol kas jų papildomai neturim. Tad 100 vatų yra maždaug tas tarpas, kur yra geriausiai garinti. Galima mažiau, bet tada bus mažai garų ir bus ne tas jausmas. Bet čia dabar yra garas šiltas, ne kaktas, bet yra šiltas, kas yra labai gerai. Koilas nedega, viskas kaip turėtų būti. Šiaip, kalbant apie skonį, jis nėra maksimaliai geras. Palyginus netgi su tuo pačiu Big Baby Beastu, čia jis yra geresnis, galiu pasakyti tą. Norėčiau šį parduoti, sakyčiau, kad jis yra labai geras, bet kaip aš noriu būti su jumis sąžiningas, aš sakau, kaip yra ir čia jums yra patiems spręst, ar jį pirt, ar jį nepirt. Bet kalbant dėl Airflow, dėl garų kiekio, jų yra masyviai. Tai pasirenkant kaitiklį ir ant skonio, ir ant garų kiekio, siūlyčiau pasirinkti, kaip šiuo metu Big Baby Beast arba tą patį Limitless XL, naująjį versiją, kurią mes toj panaudosim, arba tą patį Kleito 1.2.0, bet norint išgauti pakankamai didelį kiekį garų, aišku, daugiau negu Big Baby Beast'o, bet turėt šiek tiek mažiau skonio, siūlyčiau pasiimti Jaybo Reux kaitiklį, kurio gamintojas yra taip pat Vismekas. Kągi tada ačiū visiems už peržiūrą, su jumis buvo G320 ir Jaybo Vismek Reux kaitiklis, taip pat Ryčkis Veikšopo. Užsukite, mes jų turime, 2 kaitinimo elementai, vienas kaitiklis, masyviai oro, daug garų, šiek tiek mažiau skonio, būtent garų ir skonio atžvilgių jų yra mažiau negu garų. Tai kągi, kaitiklis yra maždaug 8 iš 10. Ačiū visiems už peržiūrą, su jumis buvo Ryčka, G320 bei Jaybo Reux kaitiklis. Juos visus galima rasti Veikšope, Šveičių gatvė 5A, taikit užšokit, paragaukit. Taip pat aš čia priminėjau tokį dalyką, tas dalykus, kuriuos aš apžvelgiu, aš kartu padedu atgal į lentyną ir atėjus galima bus juos jums paragauti visiškai nemokamai. Skystis bus įpiltas, skysčio nebus, įpilsiu iš naujo. Tai kad ateikit, ką apžiūrėjau, galima bus jums laisvai paragauti. Ačiū visiems už peržiūrą. Iki.